Na tai ką tik pravažiavau kukurūzų lauką, štų krūmelių kukurūzų lauką. Ten dėlė kažkokios svetainės linkusi, o aš važiuoju į priekį. Labai įdomus kelias. Čia papartynai kažkokie, kaip kokie miške. Pakelsiu kamerą, jūs matysite, aš kol kas nematau, kas ten viršuje. Kas ten viršuje, pasakykit ir man. Vat, stulpai smaluoti, kad nepūtų. Telegrafas, pas juos čia stulpai mediniai, Anglijai blemba daugiausiai. Arba aš paprasčiausiai tokio vietoje gyvenu, kad vat, kitaip nematys. Žiūrėsim toliau. 20 km mano maršrutas, per daug negaliu išsistovinėti. Kitą kartą būtinai pristaisys ant dviračio, ką nors mano kamera su magnetu, pristaisys kokį metalą ir man bus važiuoti patogiau. Lynoja po truputuką. Tas ir nelabai malonu, bet saulė nekepina antra vertus. Ir nemanau, kad, kaip ten mama sakydavo, kad vasaros lietus ir senos moters šokis ilgai netrunka. Tai šiuo atveju vasaros lietus, ne senos moters šokis. Vat. Kažkoks dvarelis. O žodžiu, kažkiais miškelis neįdomu. Startas buvo Moretonin marš, o miestelio traukinių stotyje. Palikau mašiną, ir dabar važiuoju. Va, tą tėvo dvarelį koks važiavimas. Važiavau pirmus 3,700 metrų. 3 km 780 metrų. Trumpal sustojau, lietutis lynoja. Biškut nesinori striukės dėliotis. Žiūrėsi, jeigu nepraeis, reiks dėtis, nes kitaip sušalsi. Lynoja. Weather forecast praneša vieną lašiuką, tai čia nėra didelis, va toks kaip dabar lietus, bet va, akinė plyti. Gerai, varom toliau. Vat kokiu įdomi vietoj aš dabar. Nežinau, kaip čia tas kaimelis vadinasi. Vat. Bet įdomi vietoj. Vartai. Ne veltui šitas maršrutas žmogaus padarytas. Tai jau važiuot galima. Lietus lietuoja, tik tai lynoja. Už 3 minučių privažiuosiu antrąjį tašką, kuris pasivadins River Envelode. Posūkis. Iš Moretonin marš. Jau 3 mylės važiuoju. Važiuoju Broadwell, Adverstrop. Nieko nebus, reikia dėti strikytę, nes lynoja. Stoju. Po ąžuolų sustojau. Tai matau. Šiaip tai tik išvažiuoju iš pamedžių, taip pat lietus. Visai ne Lietuvoje. Lietus visai ne Lietuvoje. Norton, Oddington. Vat. Šiaip Norton, Oddington. Ta linkme 2,6 km.
reikia šito keliu važiuoti dabar. Kol kas viskas normaliai, tik lyja labiau ir labiau. Kojos per šlapo, pačios pėdos. Nesitikėjau tokios liūties. Nu, nieko nepadarysi. Anglija yra Anglija. Ir dar tradicinė vieta, kuri per šlampą, tai yra virš kelių iškart per sulinkimus kojos. O čia. Nu, nėra labai malonu. Kažkas atvažiuoja, reikia ant vairo laikyti rankas. Ąžuolai žaliuoja, laukai geltoni. Rugiai nupjauti jau, skendi ūkose. Akinukai kokie. Ir per juos atrodo, kad visas pasaulis užlytas, nors faktiškai taip ir yra. Važiuoju toliau. Pusę kelio nuvažiavau, 10,4 km. Liko 10,3. Skaitau, kad normaliai. Važiuojam toliau. Tai vėl tėvo dvarelis, o koks parkas gražus. Ai, siena irgi graži. Nu, reikia apsisaugoti. Taigi matau dabar posūkis, aš suku į tą pusę. Envelope 1,2 mylios, Moreton in Marsh 4 mylios. Kita pusė būtų Stow on the Wold, irgi kaimelis labai žinomas, ir Chipping Norton. Stow on the Wold būtų 3,5 mylios. O viršai rodiklė dėl Adlestrop. Aš važiuoju ten. Oi, kiek gervuogių krūmų. O dygliuoti jie. Visur čia krūmai krūmeliai. Nu ką, varom ten. Čia tokia mada palikti tokius visokius nudžiūvusius medžius. Kaip pamėklis kokios stovi, bet savočkai įdomu. Kažkas karutį paliko, lietus užėjo matyti. Nu, mes lekiam toliau. Nu, negalėjau nesustoti. Kokį žaltis lieka. Filmuoju. O, gėlės kokios. Ai, kokios šviežios.
Žodžiu, susidūrė 3 mašinos. Popo, Ruso ir Gruzino. Nu, Popas pamatė, žiūri, mašinas į klamą, išlipo, pasižiūrėjo visi 3. Popas, nu, Dievas davė, Dievas atėmė, sako. Po mėnesio ne. Dievas davė, Dievas atėmė, sako. Rytoj nusipirksi naują. Blemba, sako, parapiečiai čia, sako, suaukoja buvo. Nu, tiek to čia aukos, kaip čia reiks davė pasiaiškinti. Nusipirksi. Gruzinas sako, sako, nu, sako, reiks biškį turgui pasėdėti ilgiau, sako, po mėnesio nusipirksiu naują mašiną. Rusas, oi, kas dabar buvo, sako, nebegaliu, mašiną sudaužiau, visą gyvenimą taupiau, sako, tai mašinai, sako. Gruzinas sako, klausyk, brangusis, sako, visą gyvenimą mašinai taupi, kam tu tokį brangį mašiną pirkai? Oi, čia vartai labai gražus, privatus kažkokie medžio alėja, gražiai privažiavimas, kukurūzų laukas. Fokkot kažkoks kortas, fokkota kažkokia. Tuoj tą kortą biškiau nufilmuosiu. Fox, kort. Nu, kažkam reikia. O čia laukas jau nupjautas, pražiemas tik tais likę. Brangusis, kam tokį brangį mašinį pirkai? Visą gyvenimą taupi. Nu, tai laimingai pasiekiau Muratonin marš. Vat. Esu jau dviratis mašinai, važiuoju.